Aš trumpai pristatysiu Grigiškes, kur mes einam, kaip mes vystomės, kaip mes planuojam pasiekti geresnius rezultatus, kokia mūsų misija, vizija. Mūsų misija – kurti ir gaminti aplinką tausojančius produktus, gerinant gyvenimo kokybę. Vizija – būti pripažintų Europos gamintojų. Ir tai turbūt toks nuotrauka. Čia yra mūsų katilinės po antrą dieną po atidarymo. Tai yra Klaipėdos biokuro katilinė, kur labai graži vaivorykštė virš tos katilinės. Strateginės kryptys, kaip mes tai pasieksim, tai didinti apimtis, išlaikant ir didinant pelningumą, plėsti rinkas, tobulinti procesus ir būti gerų darbdavių, turėti gerą komandą. Vertybės, kurio mes dirbdami vadovaujamės, tai atsakingumas 360 laipsnių, veržlumas, profesionalumas, komandiškumas. Akcinė bendrovė Grigiškės gamina ir yra lyderis higieninio ir higieninio popieriaus ir pakuotės, kartoninės pakuotės. Grupę sudaro Grigiškės, Baltvudas, Klaipėdos kartonas, Menapak ir UAB Klaipėda Recycling. Įmonė dirba Lietuvoje ir Ukrainoje, turim 814 darbuotojų, pardavimai praeitais metais siekė beveik 100 milijonų. Grigiškės yra listinguojamos Nasdaq'o MX Vilnius oficialiame sąraše. Didžiausias Grigiškių akcininkas yra UAB Vilnius investicija, sekantis pagal dydį akcininkas yra Irena Onamišeikienė, yra Raiffeisen Bank klientai, Narimantas Stankevičius, mūsų stebėtojų tarybos pirmininkas, ir 38% yra kiti akcininkai, kurių viso yra apie 2600. Pagrindiniai mūsų segmentai verslo, tai yra higieninis popierius, higieniniai popierius produktai, tai yra tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, nosinaitės, servetėlės. Galutinė rinka, kurioje mes parduodam, tai yra buities produktai, tai yra mašmena ir taip pat verslui, Koreka kanalai, tai yra vardai Gritė ir Gritė Professional. Kartoninė pakuotė yra popierius, kartonas, vadinamas teslaineris ir fliutingas, korinis užpildas, kuris naudojamas baldų pramonėje, taip pat durų gamyboje ir kartoninės dėžės, pati pakuotė naudojama maisto ir kitom pramonės šakom. Medienos produktai, tai medžio plaušo plokštės, žaliava baldų gamybos, tai yra žaliava baldų gamybos įmonėm. Jeigu kas prisimenat, mes anksčiau turėjom dar šitame segmente daugiau produktų, tai ir turėjom lentpjūvę, gamindavom baldinį skydą, klijuotą baldinį skydą, kuriuos pernai sustabdėm ir ta veikla pasirodė mums, kad jinai nėra perspektyvi, nes kaip žinot, turbūt ir Seimas priėmė, kad turi būti Lietuvoje 42 urėdijos įstatymai gražiai. Tai dėja ta dalis nėra taip perspektyvi. Mes taip atrodom ir visą plėtrą planuojam į du segmentus, tai yra higieninis popierius, kartono pakuotė. Higieninis popierius pas mus užima apie 33%, kartono pakuotė 47% ir yra didžiausia, nors mūsų kaip Grigiškės visi liaudyje žino kaip higieninio popieriaus gamintojus. O medienos produktai užima apie 20% visų mūsų pardavimų. Mūsų įmonės Grigiškės, tai yra motininė bendrovė, įkurta 823 metais, gaminant higieninį popierių ir kartono pakuotės. Praeiti metai turėjome 48,4 milijono eurų pardavimus.
Šiame paveiksliuke jūs matote mūsų gofro kartono cechą, kuris buvo pastatytas prieš keletą metų ir jame jau mes nebetelpam, šiais metais dar jis bus išplėstas. Sekanti mūsų įmonė yra Baltwoodas. Baltwoodas įkurtas 2003 metais, Grigiškės valdo 100% akcijų, medienos plokščių gamyba, pardavimai 14 metais sudarė 22,8 milijono eurų. Taip pat matot dvi linijas plokščių gamybos ir dirbančias, nes garuoja. Akcinė bendrovė Klaipėdos kartonas, įkurta 898 metais, valdome 95,8% akcijų, tai yra pakuotės, žaliava, gofro kartono gamybai. Pardavimai 14 metais sudarė 39,5 milijono eurų. Sekanti mūsų įmonė, įkurta 2010 metais, nes mes susidūrėm su problema, kad mums trūksta gerai išrūšiuotos makulatūros, kurie reikalinga Klaipėdos kartonui, taip pat reikalinga Grigiškėm, gaminti higieniniam popieriam. Valdome 100% akcijų, ši įmonė užsiima makulatūros supirkimu, rūšiavimu pagal tam tikras rūšis ir parduoda pagrindiniai klientai, tai yra Grigiškės ir Klaipėdos kartonas. Menapak, pat tai reiškia tas pats kas AB, ukrainietiškai įkurta 93 metais, mes valdom 97,9% akcijų ir užsiima gofro kartono gamybą, parduoda Ukrainos rinkoje. Praeitų metų pardavimai buvo 4,8 milijono eurų. Kaip žinot, Ukrainoje verslo sąlygos ypatingai šiuo metu nėra pačios geriausios, bet mūsų tikslas pragyventi tam tikrą laikotarpį, kai dauguma turbūt irgi tikisi, kad vis dėlto yra didelė rinka, didelis augimas kažkada tai. Tai jeigu žiūrėt paskutinius mėnesius, įmonė dirba EBITDA, turim apie 7%, tai nėra tas skaičius, kurio mes tikimės, bet šiandien dienai pragyvenimui tikim, kad dar to pakanka, kad įmonė praeina sunkesnį laikotarpį, jeigu kažkas tai kitas nepasikeis Ukrainos rinkoje. Ir jeigu taip suskaičiuosim, sudėdami visus skaičiukus, mes matom, kad mūsų bendras nekonsoliduotas yra 117 milijonų eurų. Kai matėt, pristačiau, tai buvo apie 100 milijonų pardavimų. Reiškia, 17 milijonų eurų konsoliduojasi tarpusavyje tarp įmonių. Pardavimai nuo 12 metų augimas, jeigu žiūrėsim pačios įmonės, tai yra Grigiškių, tai pasiekėm beveik dvigubai, nuo 32 milijonų eurų iki 61 milijono, kas šiais metais prognozuojama. Grupės pardavimai nuo 84 iki 112, kas maždaug turbūt yra grubiai skaičiuojant apie 33%. Ir be abejo mes prognozuojam, kad 17 metais mes turėtume pasiekti 145 milijonus eurų pardavimą. Tai yra mūsų tikslas 17 metam. Mūsų pagrindinės pardavimo rinkos, popieriaus produktai parduodami Lietuvoje sudaro 29,4%, toliau eina Latvija 15%, Danija 14%, Lenkija 11%, Estija 9% ir be abejo aplinkui mus kitos rinkos. Kartono pakuotės produktai 35,7% Lietuvoje parduodama, toliau eina Lenkija 29%, Ukraina,
Estija, Baltarusija. Medienos produktai mūsų plokštės išvažiuoja šiek tiek toliau. Didžiausia šiandien pardavimo rinka yra Švedija, toliau Didžioji Britanija, Latvija ir be abejo kitos rinkos aplink mus esančios. Įmonės pelnas ir EBITDA kaip augo, tai jeigu žiūrėsim gana stabiliai, galbūt jeigu kalbam apie įmonę, tai tik tai vienais metais buvo nukritę, bet be abejo tais metais buvo įvesta nauji pajėgumai ir kaip matot, EBITDA to lygiai didėjo. Aišku, šiek tiek pelnas buvo sumažėjęs, bet EBITDA augo to lygiai, tai reiškia nuo 12 metų nuo 6 milijonų iki 9,3, kuriuos planuojam šiais metais. Ir čia yra įmonės ir planuojam pelningumą, išlaikyti apie 15%. Istoriškai buvo ir aukštesnis pelningumas 18,6. Grupė, be abejo, pelnas prieš apmokestinimą augo gana tolygiai, nuo 3,1 milijono iki 7,8 ir EBITDA nuo 10,3 milijonų iki 17,4 milijonų. EBITDA pelningumas taip pat išlaikome apie 15%, pernai turėjom 15,9, šiemet planuojam 15,6 išlaikyti EBITDOS pelningumą. Veiklos optimizavimas, pasiekti tokių rezultatų, be abejo, mums padėjo įsivedant Lyną, kurį mes pradėjom įdieginėti 2010 metais. Tai jau pakankamai nemažai ir iš tikrųjų per tą laiką yra padaryta gana daug, kadangi mūsų įranga pakankamai sudėtinga ir masyvi, jos aptarnavimas taip pat reikalauja gana nemažų ir investicijų ir išteklių ir supratimo. Tai mes galvojom, kaip tai pasiekti ir kaip tai padaryti, priėmėm sprendimą, kad mes turėtume nueiti pagal geriausią pasaulio praktiką. Mes samdėm SKF specialistus iš Olandijos, kurie įdieginėjo pas mus geriausią aptarnavimo praktiką. Ir tai buvo pradėta daryti 2011 metais. Per tą laikotarpį iš tikro mes pasiekėm gana neblogų rezultatų. Gamybos linijų efektyvumas padidėjo nuo 10 iki 25%. Tai iš tikro yra daug, nes kaip po pavyzdys, jeigu kažkokią tai liniją, kurią reikėdavo perderinti būtent kitam produktui, trukdavo valandą arba daugiau, tai dabar ta linija perderima per 30 minučių. Reiškia, per pusę sumažėjo. Tam tikros mašinos, kaip popieriaus gamybos mašinos, mes pasiekėm, kad pradėjo gaminti iki 20% daugiau. Dėl neplaninių sustojimų, dėl neplaninių gedimų. Tai reiškia, kad mes perėjom į tą stadiją, kada didžioji dauguma gedimų yra pašalinama per planinius sustojimus ir tai, sakykime, kitą laikotarpį leidžia gana efektingai dirbti. Ir įrengimų priežiūros kaštai vienam produkcijos vienetui sumažėjo apie 30%. Higienio popieriaus rinkos potencialas, kartais mes juokaujam, kad kuo daugiau valdžia sukuria streso liaudžiai, tuo daugiau naudoja, bet pasirodo, tai yra atvirkštinis procesas. Ir kai mes matom šalys, kuriuose daugiau streso, vartoja mažiau, o to šalys kaip Skandinavijos, kur visi ramiai, iš tikrųjų vartoja pakankamai daug. Tai jeigu žiūrėsim į mūsų Pabaltį, tai Latvija matom 5,3 kg vartoja vienam gyventojui, Lietuva 6,5 kg, Lenkija 7, Estai be abejo jie arčiau Skandinavų, jie 8,2, jie daugiau naudoja. Mūsų kaimynai į rytus be abejo vartoja mažiau, Baltarusija 3,7, Rusija 2,3, Ukraina 1,8. Matome tendencijas, kokiom tendencijom turėtų augti. Tai Paper Industry World prognozavo augimus, tai
Estija 4,5%, Latvija 5,8%, Lenkija 5,8%, Lietuva šiek tiek daugiau tendencija augimo ir Rusijai, Baltarusijai prognozavo, kaip mato, čia 2011 metai prognozavo daug didesnius augimus. Dabar be abejo galbūt tie augimai šiek tiek jie bus kitokie. Čia matot nuotrauką, kovo 23 dieną buvo susuktas pirmas rulonas ant naujos popieriaus mašinos, kuri yra visiškai, buvo nupirkta nauja, pastatyta. Jos dabartinis greitis, jeigu anksčiau gaminome, greitis mašinos buvo 940 metrų per minutę, dabartinė nauja mašina gamins popierių 1800 metrų per minutę. Tai reiškia, per minutę išbėga kilometrus 800 popieriaus juosta, pločio 2,70 m. Produkcijos kiekis 21 400 tonų gaminome, dabar turime galimybę gaminti 47 000 tonų. Tai augimas šitoje dalyje iš tikrųjų bus artimiausių metų bus gana didelis. Ir tai, kaip minėjau, džiugina prieš tai kalbėjusių taip pat prognozės. Kartoninė pakuotė, kartoninės pakuotės potencialo augimas taip pat matome pakankamai didelį. Lietuva vartoja apie 17 kg, kitos šalys 27. Be abejo, čia šiek tiek, sakykime, kilogramais gyventojų skaičiuojama šiek tiek kitaip. Tose šalyse, kuriuose gamyba išvystyta, vartoja daug daugiau. Tai jeigu žiūrėsim, Vokietija 56, Austrija 58, Italija 59, tai mes čia matome taip pat augimą turbūt daugiau negu dvigubai, negu dabar vartoja. Nes Lietuvoje iš tikrųjų gamybą matom ir pastoviai poreikį ir augimą. Investicijos į kartono gamybą, tai turime gofro kartono mašiną, Klaipėdos kartone. Šiandien jos greitis yra 450 metrų. Yra susitarimas, tikimės ateinančią savaitę bus pasirašyta dėl mašinos modernizacijos ir didinsim greičius, kaip matot, nuo 450 per kelis etapus. Mes planuojam pakelti greitį mašinos iki 850 metrų per minutę, tai praktiškai dvigubai ir tai leidžia ir tai galima padaryti. Popieriaus kiekį, kurį mes gaminsim, nuo 109, ką dabar gaminam, 1000 tonų iki 185 000 tonų. Ta, ką mes matom, kad iš tikrųjų aplinkinėse rinkose galėsime parduoti ir tą galėsime pagaminti. Gofro kartonas taip pat šiuo metu gaminam apie 40 milijonų kvadratų ir iki trečio etapo planuojame padidinti iki 200 milijonų kvadratų per metus. Tai čia yra mūsų strategija, ką mes planuojam padaryti. Pirmas etapas, tai yra sekantys metai, 16 metai. Sekantys etapai dar jie taip nėra tiksliai apibrėžti, priklausomai nuo rinkos ir nuo kitų tendencijų. Čia turbūt skaidrė, kuri, manyčiau, mūsų investuotojams patinka. Kaip matot, OMX indeksai ir kaip atrodo Grigiškių akcijos, tai 67% augimas, mes pradedam čia nuo 100, 67% augimas nuo 14 iki dabar. Tai aš manau, kas įsigijo Grigiškių akcijų, iš tikrųjų yra, investuotojai yra patenkinti. Čia mūsų nauja popieriaus mašina. Ačiū už dėmesį, o mums patinka tą, ką mes darom.